Sveiki. Sveiki, išaušo jau geresnis šeštadienio rytas. Rytas sąlyginai, sako, iki 12 valandos rytas, 12 valandos nėra. Kaip į kiekvieną savaitgalį, mes bandysim kažkur išvažiuoti. Kur išvažiuojam, stengiamės ir parodyti, ką pamatėm, ką naujo sužinojom, kur važiuojam. Dar nenoriu įsiplėsti, viską parodysim. Gero žiūrėjimo. Jeigu bus kas nors įdomaus, po muziejus nevaikštam, grožimės gamta, upėmis, ežerais, dviračių takeliais. Mums šitas aktualiausia. Iki susimatymo. Gero žiūrėjimo. Štai atvykome į Birštoną. Koks puikus pasivaikščiojimo takas. Nemunas teka. Čia va šito tako išeiginėm su dviračiais negalima. Savaitgalio dienom turiu minį. Ir su dviračiais dabar ne visur galima važiuoti. Apsistoju truputį už miestą. Miestelę turiu minį, Birštonas čia toks ir miestas. Ką sakom, reikėtų prieš miegą pasivaikščioti. Iki Vytauto kalno 2 kilometrai. Vytauto kalnas būtinai reikia užlipti. Gražus vaizdas atsiveria į Nemuną, į Birštoną. Mes prieš porą metų čia, atrodo, buvom vasaros estradą prieinam. Oras pasitaikė neblogas, matot? Ar matosi, nesimato? Kiek čia yra tų kažkokių muselių? Nes gerai nepiktybinės, bet vis tiek įkyru.
Žinau, kamera matos, bet toksai tuntas. Nu, paskui. Atrodo, kad paskui mane eina. Bet ir ten toliau yra. Aha, mintis vėl nutrūko. Ką aš išnekėjau, užmiršau jau. Tai štai čia vasaros estrada. Vyksta koncertai. Žmonių. Ten praėjom pro vieną spa. Tai belia kiek, net mašinas nėra kur pastatyti. Suvažiavę, kas ten per tokią stebuklingą vietą. Ir toj bandysim pasivažinėti po Birštoną su dviračiu, jeigu oras leis. Apie orą turėjau pasakojau. Atvažiavom visai nieko, apie 15 laipsnių buvo. Ten Žiūrinčiaus miškas, tai gal su dviračiu ir to nuvažiuosim Žiūrinčiaus mišką. Vytauto kalnas, 1,9 km. Kito kalno, aišku, nelipsim šiandien. Ar to čia reikės su dviračiu prasukti, jeigu oras leis. Bet tikriausiai leis, nes rytoj pranašauja be lietaus. Ir šiandien sakė, kad bus lietaus, tai truputį mes pavakarieniavom atvykę ir pradėjo klapšnuoti. Jau sakom, prasidės lietus kaip praeitą savaitgalį. Bet praėjo 10-15 minučių, viskas apsiramino ir štai mes gražiai maloniai vaikštinėjom. Eidami pamatėm tokią galvą. Pažiūrėsim, kas čia pozavo dabar. Įdomu. Nu, koks gražuolis. Šypsosi. Sveiki, išaušo gražus sekmadienio rytas. Visą laiką mums jau rytas kažkur apie 12 valandą, gal jau daugiau netgi. Iš Birštono susiruošėm numinti su dviračiais į Prienus pakeliui. Čia kokie 3 kilometrai tikrai, o į Prienų rodikliai ir matos. Kiek čia mes paminėm truputį. Dviračių takas puikus, oras šiandien pasaka. Galvojom, važiuosim namo sekmadienį, bet Aurimo atsiklausiu, tikriausiai gal leis dar iki pirmadienio pabūti. Va, Prienų rodiklė. O ką mes ne Prienuose nuveiksim, jeigu ką nors nuveiksim, bandysiu parodyti. Štai, atsiradom Prienų parke. Lena groja gražią muziką. Senu keliu važiuojant 300 metrų Prienų malūnas. Jau pusę kilometrą atmynėm. Ar mes tokie žiopli? Nieko nematėm, jokio malūno. Tai tikriausiai tas malūnas. Čia kažkokie tokie mandrus nulipimai. Šaltinis kažkoks yra. Irgi to šaltinio niekaip nerandam. Ten toliau Nemunas teka. Čia tais laiptais, kaip čia su dviračiais nieko nenuvažiuosi. Matyt, kažkur tas šaltinis yra. Čia tikriausiai tas malūnas ir yra. O mes čia ieškom duodamas aplinkui. Toks gražus parkas. Vaikas rado užsiėmimą. Gerai. Tylu ramu tada. Graži diena šiandien pasaka. Sekmadienis. Labai puikius keliukas iš Birštono į Prienus. Tiesiog atmynėm, čia kokie 3 kilometrai, net nepajutom. Bandysim pasikapstyti iki to malūno. Štai kaip gražu. Vis mes ieškom, malūną radom. Štai jis koks malūnas. Tiltas į Birštoną, Nemunas. Dar šaltinio neradom. Kažkur turėtų čia šaltinis būti. Restauravus būtų puikus pastatas. Tokia vieta, čia gal kas nors nusipirkęs tikriausiai niekam neparduotų, kad žmogus gal pinigus įdėtų. Čia viešbutis koksai, kur tokiu vaizdu. Čia aš ant mažą kalniuką užsilipti. Ir tai jau vaizdas, o ten viršui koks būtų. Revonos parko šaltinis. Žemės gelmių trykšta šaltinis, kuris garsėja gydomosiomis savybėmis. Jo vandenį ypač naudodavo odos ligoms bei augliams gydyti. O, čia man reikia kibirto vandens išgerti. Eisim gerti jau. Pagaliau radom stebuklingą šaltinėlį. Gersim vandenėlį. Atvykom į dar žymę Prienų vietą. Paminklas didžiajam Lietuvos kunigaikščiui Kęstučiui. Ir nuo jo atsiveria štai vaizdas. Mes iš ten, iš anos pusės, ten kur leptelis yra, toliau buvom, tai ten radom tą šaltinį stebuklingą, bet tikrai, čia mūsų įsitikinimas, ar kas pradėjo, ir organizmas pradėjo geriau dirbti, pasaka, vandenėlis. Labai rekomenduojam, užsukit, važiuojant iš Prienų į dešinę, o iš Birštono į kairę pasisukė keliukas. Štai koks paminklas
Minsim vieną pusę per tiltelį link Birštono. Na, tokių puikių miško takelių minam. Tiesiog pasaka. Visokių yra stotelių pristatyti galima žmonėm ir pasikepti kažką, pasipratuoti. Nu, pasaka. Atmynėm šalia kelio, o čia per mišką, net nežinom, kad toks yra. Liuks. Štai dar vienas puikus vaizdelis. Kaip čia gražu. O tas dviračių takas tai tiesiog nuostabus. Didžiosios Nemuno kilpos. Droną nepasiėmiau. Paskraidyti po Nemuno kilpas. Bet vėjas. Čia ant viršų, ant kalniuko vėjas. Nenoriu su motorinka pasivažinėti po Nemuną. Sveiki. Pastebėjau, kuo daugiau kartais turi laiko, tuo mažiau padarai. Taip ir šį kartą. Atrodo, turėjau laiko, kai atvažiavom, buvo pustuštė aikštelė, galėjau apžvalgą padaryti mūsų kempingo. Kempingas tikrai puikus, bet galvoju, padarysiu rytoj. Tai paskui privažiavo pilna žmonių, ką aš dabar su kamera blandysiu ten po virtuvės, po dušus. Yra skalbyklės, tikrai padaryta pagal visus europinius standartus. Atleiskit. Sekmadienis, kaip sakau, puikiai praėjo, pasivažinėjom su dviračiais, o pirmadienį pasikaitinom ant saulutės, nes diena puikiai ir ką, patraukėme link namų. Tokia buvo savaitgalinė išvyka. Kam patiko, paspauskite taip, kam nepatiko taip. Juk čia nesunku, taip arba taip. Žinome nuomonės kokias. Sekančią savaitgalį nieko neplanuojam, nes laukia. O kas laukia, ateityje parodysiu. Tai iki susimatymo. Posėdį baigėme. Dėkoju už dėmesį.